KTUG žinios. Sveiki gimnazistai, čia KTUG žinios. Šiandien aptarsime svarbiausias šios savaitės naujienas. Pirmiausia, neseniai pasibaigusio GFL apžvalga bei rezultatai. Po to pažiūrėsime interviu su Vytauto Didžiojo gimnazijos ir Vilniaus jėzuitų gimnazijos moksleiviais. O galiausiai trumpa apžvalga apie pirmą kartą mūsų gimnazijoje vykusi limuną. Tai tiek šį kartą. Kaip pasiskirstys pirmos 4 vietos GFL? Paskutinė vieta, kaip bebūtų gaila, Rokai užims Danskė, trečia užims 2C. Svedai paims pirmą vietą, o 4C visgi liks antri. Manau, kad pirmą vietą paims Svedai, 2, 4C. Neorganizuoja Nirkiai kaip buvęs prezidentas GFL, nes tai nėra mano kompetencijų. Manau, kad pirmą vietą paimsim Swedbank, aišku. Antrą vietą turėtų paimti. Antrą vietą turėtų paimti 4C. Trečią vietą tikiuosi paims 2C. O 4 vietą paims Danskį. Na, tai čia tikėkimės. 4 pirmas vietas numesti. Sakai, manai, kas laimės pirmas 4 vietas GFL? Pirmą vietą Sakai. Antrą vietą Svedai. Trečią vietą Sakai. 4 vietą Danskį. Ačiū. Rudens čempionai Prizas rezultatyviausiam žaidimui, be konkurencijos Ričardas. Sveikas, Ričardai. Ką manai apie GFL? Apie GFL manau, kad yra mano manimu geriausias renginys gimnazijoje. Biškai gailiuosi, kad pats neišėjau į finalus, bet laimėjo tie geriausi. Bet ar nenusivylė savo komandą vis tiek? Nenusivyliu, aišku, yra kur tobulėti, bet kitais metais pavarysim. Ir kaip supratau, sutinki su 4 klasės laimėjimu? Taip, visiškai. Taigi, labai džiaugiamės, kad sulaukėme svečių iš Vilniaus ir norime jų paklausti, kokie jų įspūdžiai iš mūsų gimnazijos. Šiaip mane asmeniškai visi žavėjo jūsų gimnazija, nes jinai yra iš tikrųjų labai, yra geriausia su visėjų lyginant maždaug. Jinai yra pasiekusi labai daug, iš tikrųjų moksleiviai patys yra labai patys ypatingi, sumanus, darbštus ir direktorius ypač yra toks nuostabus žmogus. Mums labai patiko Kaune, nes KTUG yra labai gerai. Ir mokslai čia veda ir... Gerai, tai kas vyko dabar čia? Vyko Limun, tai yra jungtinių tautų simuliacija ir ypatingai saugumo dalykai. Kaip manote, ar pavyko simuliacija? Simuliacija labai sunku spręsti su saugumo taryba, kadangi tai buvo priimta rezoliucija, kad saugumo tarybai dažniausiai neįvyko, tai aš net nežinau, ar tai rodo, kad dar pavyko, ar kad... Sveiki, dabar kalbame su Mariu, kuris ką tik buvo tūkstantmečių vaikuose. Pasilikau 3. Ar dėl to labai liūdi? Tiesą sakant, liūdėčiau, tačiau puikiai palaikymo komanda savo pasitikėjimu, savo šūksniais labai mane nuramina. Karolina, labas. Tu tiesiai iš apdovanojimų ceremonijos. Ką galėtum pasakyti? Buvo iš tiesų labai gražus renginys, labai jaukus ir pasirodo, kad Kaune yra labai daug gabų moksleivių. Aš laimėjau ES jaunųjų mokslininkų konkursą nacionalinę etapą 1 vietą. Karolina, kas tokie iš mūsų gimnazijos buvo? Tai Rytis Jasiūnas, Antanas Radzevičius, Vytautas Pečikėnas, Liudas, Rolanda, Lukas. Iš tiesų labai daug gimnazistų. Siunčiame linkėjimus savo mieliesiems bendraklasiams, kurie laimėjo GFL. Čia buvo KTUG žinios. Naudinga, tikslinga, informatyvu.
Čia buvo KTUG žinios. Čia buvo KTUG žinios.